Sveikučiai! Šiandien ketvirtoji Kamado pradedantiesiems dalis, kur dar papasakosiu apie Kamado naudojimą ir pasigaminsim 3 skanius patiekalus. Pirmiausia, išsikepsime spring rollsų vadinamų, tada pasikepsime kopūstų ir galiausiai teisingai pasikepsime steiką. Kūrėm kepsninę ir kaitinam ją maždaug iki 160–175 laipsnių Celsijaus. Kamado kepsninė yra labai universalus prietaisas, todėl jame galima kepti viską nuo mėsos, daržovių iki kepinių ir kitokių dalykų. Ir kartais labai galima pasidaryti paprastų patiekalų, apsilankius, pavyzdžiui, šaldytų produktų skyriuje. Ir šiuo atveju kepsim rollsus, taip vadinamus. Prieskonius galima naudoti įvairius, aš šiuo atveju naudoju druską, pipirus, česnaką ir čili dribsnius, taip pat pridedu saulėgrąžų aliejaus. Tai labai greita, jų nereikia visiškai atšildyti, ištraukus iš šaldiklio galima tiesiog apvolioti aliejuje su prieskoniais ir iš karto kepti. Kai uždegtukas sudega ir anglis įsidega, galima dėti į vidų reikalingus priedus, tai šiuo atveju dėsim deflektorių, netiesioginiu būdu kepsim, taip pat dėsiu nuošėjimo indą ir groteles. Užkūrus kepsninę termometras gali rodyti ir didesnę temperatūrą, tiesiog termometras įkaista, bet pati kepsninė dar būna atvėsusi, tai reikia tiesiog tolygiai viską iššildyti. Aš tiesiog atidarau per pusę maždaug viršų ir apačią ir palaukiu, kol temperatūra stabilizuosis. Išorė turi būti šilta. Kai jau grotelės įkaista, tai dedam rollsus ir juos tiesiog kepam, laiks nuo laiko apkeisdami ar patraukdami nuo karštesnės vietos, jeigu reikia, ir kepa pakankamai greitai. Tai pradžioje jie tiesiog atšyla ir po to jau pradeda kepti. Kai kurie krašte yra, juos tiesiog reikėtų perkelti į vidurį, kur mažesnė kaitra ir kad tolygiau iškeptų. Toks užkandis labai tinka tiesiog numarinti kirminą, kol kepa kiti patiekalai, kurie reikalauja ilgesnio gaminimo laiko. Tai labai rekomenduoju ir tikrai nepraeikit pro šaldytų produktų skyrių. Galima rasti labai įdomių dalykų, kuriuos paprasta paruošti ir labai skanu valgyti. O jeigu dar truputį parūkinsit, tai iš viso bus puiku. Greita, skanu ir paprasta. Labai rekomenduoju. Ką dar galima kepti Kamade? Tai daržovės įvairias. Tai šiuo atveju tiesiog pademonstruosiu, kad galima išsikepti ir kopūsto. Tinka šviežias kopūstas ir jį reikėtų tiesiog irgi jūsų mėgstamais prieskoniais įtrinti ir duoti šiek tiek aliejaus. Kadangi čia labiau demonstruoju techniką, nei kad receptą kažkokį siūlau, tai tiesiog marinuoju irgi, galima sakyti, truputį su aliejum, druska, česnakais, pipirais ir čili dribsniais. Dar labai tinka pridėti kalendros maltos. Ir gerai būtų, kad šiek tiek pastovėtų, tas aliejus šiek tiek įsigertų ir prieskoniai. Patogu yra kepti metalinėse lėkštelėse, bet jeigu jau neturit, tai galima tiesiog ir ant grotelių dėti. Tik tai reikės atidžiau žiūrėti, kad nuimant viskas nesubirėtų. Priklausomai nuo kopūsto storio kepa gana greitai ir galima pakepti daugiau arba mažiau, priklausomai nuo to, kaip jums patinka, ar labiau apskrudę ar ne. Ir juos galima taip pat pakeptus dėti į įvairias salotas, labai skanu. Taip pat rekomenduočiau dar įdėti ir pagaliuką medienos į anglis, tam, kad truputį būtų rūkytas skonis ir kvapas. Jeigu mėgstate traškius kopūstus, tai galima juos nuimti greičiau. Jeigu norite, kad jie būtų labiau iškepę, tai tiesiog pakepkite ilgiau. Skanu, sveika ir gana greitai. Na ir galiausiai, turbūt tai, ką norėtumėt irgi visą laiką išsikepti, pabandyti, tai yra steikas. Kamadas turbūt nėra pats tinkamiausias įrankis kepti steikui, bet yra specifinės technikos, kurios padeda išgauti labai gerą rezultatą. Šiuo atveju kepu tai, kas yra tiesiog kiekvienoj parduotuvėj, tai yra supakuotas steiko gabaliukas, būna įvairių gamintojų ir man dažniausiai skauda širdį juos pasižiūrėjus dėl to, kad jie būna per ploni ir per maži. Bet tiesiog tam, kad pademonstruoti kepimo techniką, šitas variantas irgi tinka. Tai marinuoju su druska, česnakais, pipirais ir kepsime 2
etapais. Kadangi prieš tai jau kepėm rolsus ir kopūstą, tai anglių turbūt reikėtų jau pridėti. Ir tokiu atveju tiesiog nuimu ir dedu įkaitusius daiktus ant medinių lentų. Taip yra saugiau, ypač deflektorių, nes jisai nuo temperatūrų skirtumo gali ir suskilti. Pridedu anglių ir jiems reikia leisti truputį padegti, nes pradžioje uždėjus šviežių anglių, jų kvapas degančių yra nemalonus, tai iš karto maisto nereikėtų dėti. Jeigu norite gerai iškepti steiką, tai tikrai rekomenduočiau naudoti termometrą. Gali būti ir momentinis termometras, tai tiesiog laiks nuo laiko reikės patikrinti temperatūrą, bet patogu yra termometras, kurį galima palikti mėsoje kepant. Pirmas etapas yra tiesiog mėsos sušildymas iki reikiamos temperatūros, tai šiuo atveju aš noriu pasiekti kokius 58 laipsnius Celsijaus viduje ir tam, kad per tą laiką nesusviltų ir tolygiai keptų, naudoju deflektorių, bet dedu sistemą atvirkščiai, atkreipiu dėmesį ir dedu nuošėjimo indą ir groteles. Kadangi steikas dar iš inercijos kepa toliau, kai jūs jį nuimat, tai reikėtų bekepant žiūrėti, kad ta temperatūra būtų 3-4 laipsniais mažesnė, negu jums reikalinga. Yra ir kitokių kepimo technikų steiko, bet šitas būdas, man atrodo, kamadui labiausiai tinka. Tai tiesiog pirmame etape pašildo mėsą, kad jinai pasiektų reikiamą temperatūrą, o antrame etape apkepsime ant didelės kaitros. Taip kepant steiką gaunasi tolygus iškepimas ir apskrudusi išorė. Kadangi kepsninė jau ilgai kaista, tai kuo toliau, tuo reikalingas mažesnis atidarimas tam, kad palaikyti stabilią temperatūrą. Tai atkreipiu dėmesį, kad apačia praktiškai beveik uždaryta visiškai ir steikas jau yra įkaitęs iki 48 laipsnių. Kai jo temperatūra artėja prie kokių 53-54, jau būtų laikas jį nuimti. Ir aš, kai nuimu, uždengiu foliją, nes laukia tiesiog labai šalta. Ir reikia tiesiog palaukti, kol ta temperatūra pradės kristi ir galima bus apkepinėti. Apkepimui galima naudoti kažkokias ir kietaus groteles, bet tikrai tinka ir standartinės grotelės. Tai tiesiog jas dedu tiesiai be jokios sistemos, kad arčiau būtų anglių ir leidžiu kamadui įkaisti, kiek jisai ten per tą laiką, per 5 minutės kokias ar 7 įkaista. Ir tada jau galima apkepinėti mėsą. Mėsa jau yra iškepusi, tai ją reikia tiesiog apkepinti tam, kad susidarytų traškesnė tokia plutelė. Ir kiek to apkepimo jums reikia, spręskit jūs. Tai galima valgyti ir taip, bet duoda dar papildomai skonio tas truputį paskrudinimas. Po antro kepimo etapo steiko galima iš karto ir valgyti, jau jam nebereikia pailsėti, nes buvom nuėmę prieš tai. Tai tiesiog, kai pasiekia jau tą išorės vaizdą, kokį jūs norite, galima pjauti. Toks kepimo būdas tinka ir mažam, ir dideliam steikui. Tiesiog galit pasipraktikuoti ir su mažesniais, bet galima iškepti ir labai didelį gabalą mėsos, kepant tokiu būdu, nes gaunasi viduj tolygus kepimas. Sultingas dažniausiai steikas yra, aišku, jau kokia mėsa yra, tokia yra, bet tiesiog jeigu ten riebalo nėra, tai jo daugiau ir neatsiras. Tikrai nėra sudėtinga išsikepti gerą steiką, jeigu naudojat termometrą. Jeigu pažiūrėjote mano visus 4 video pradedantiesiems kamado naudotojams, tai manau, kad galite išsikepti praktiškai bet ką. Siūlau neapsiriboti standartiniais receptais, taip kad kepat kiekvieną kartą vis tą patį ir išbandyti naujus dalykus. Tai linkiu sėkmės, skanaus ir iki kito karto.